Ir dabar vienas svarbiausių taškų, ar ne? Faktas, kad viskas pagal Bitcoiną vyksta, bet mes turim šitą short tai poziciją, ar ne? Ir pažiūrėkim, kaip kol kas šita daily žvakė yra visiškai palindusi, ar ne? Po visą šitą mūsų demand zoną. Tai labai svarbus taškas va šitoj vietoj dabar yra, kur mes daily užsidarysim. Tai turim dar visą dieną. Tai viskas yra ok, ar ne? Ta prasme, jeigu tikimės bullish, jeigu norim vėl mes į bullish scenarijų įlysti, ar ne? Jeigu turit longus atidarytus, nes kitas scenarijus, jeigu mes čia neužsidarom, jeigu Bitcoinas neužsidaro prie 112, tai scenarijus tikrai yra truputėlį liūdnesnis ir keliaujamės į apačią. Mūsų short pozicija visiškai labai gražiai suprintinus, nuo viršaus gražiai lindom. Ir va toks mūsų entris štai čia aukštai, nuo šitos supply zonos ir labai ramiai išlaikėm iki šitų laus, ar ne? Ir dabar belieka vienas dalykas, kadangi mes didžiąją dalį pozicijos jau uždarėm, ar ne, nes galima uždaryti ne vien tik tai pilną poziciją 100%, bet pavyzdžiui, galite uždaryti 50% ir likusią 50% pažiūrėti, kas toliau vyks, ar ne, gal turėsim dar žemesnių kainų. Mes tą dabar ir darom būtent. Ta būtent į darom. Laukiam, kas šitoje vietoje įvyks. Jeigu sugrįšim atgal į šitą vat zoną, yra didelė tikimybė, kad bent jau turėsim laikiną reclaimą, ar ne? Ir tada galbūt toliau keliausime ir į apačią. Bet aš jau tokiu atveju šitoje vietoje svarstyčiau dar dalį pozicijos uždaryti. O jeigu ne, gali būti, kad toliau mes keliausim į apačią. Tai reikia akilai stebėti dabar šitas zonas. Tai va, bet svarbiausia yra stebėti numeris vienas dalykas, mano nuomonė, USDT dominance ir antroje vietoje tada Bitcoiną. Ne, jeigu mes treidinam kripto. Faktas, kad galit viską prižiūrėti, jūs galite ir indices prižiūrėti, ir DYX prižiūrėti, tavasme, ką tik tai norite, ir dolerį, ir jeną, ir eurą, ir pagal visą tą sampratą treidinti ir žiūrėti, ar ne. Šiaip, šitas mėnuo bendrai pagal statistinius duomenis turėtų būti toks labiau, ar ne, atsitraukimas, pardavimas, tačiau pagal time ir distance statistika, ką rodo, kad mes turėtumėm turėti bullish mėnesį, tai pažiūrėsim, kuri statistika laimės šį mėnesį, ar ne, o mes treidinsim pagal struktūrą, kad ir kokios naujienos būtų, visada pagal struktūrą treidinsim. Tai vat. Jeigu norit prisijungti prie mūsų, žinot, ką daryti, telegramas Oskaras Trading, ten visa informacija, galite prisijungti prie privačių grupių, gauti mūsų treidus, gauti daug info. Ir viskas. Tai taip ir gali tokius etapus ir gauti ir suprasti viską, kas čia vyksta, ar ne? O mes jau pasimatysim truputėlį vėliau. Jeigu norit daugiau info, kaip ir sakiau, užmeskit laiką, pafollowinkit ir kiekvieną dieną update'ai bus keliami į šios kanalus, tai prisijungkit prie mūsų. Tai vat, ir gražus oras, šiandien vėl lėksim pailsėt, pasimaudyt. Padirbėjom, ir dabar galim pailsėt.